Sveiki vaikai! Šiandien mūsų pamokos tema knygos prašymas. Jūs jau skaitote knygeles, renkatės jas bibliotekoje, knygynuose, prašote mamytės ar tėvelio, kad nupirktų, gaunate dovanų. Kiekviena knygelė turi prašymą, kad jūs ją saugotumėte ir brangintumėte, tiek savo nuosavą, tiek esančią bibliotekoje, kurią skaito daugelis vaikų. Ir šiandien mes prisiminsime knygos elgesio taisyklės. Imkite knygelę tik švariomis rankomis. Versdamas lapus niekada neseilėk piršto. Skaitydamas visada turėk skirtuką. Pabaigsi skaityti, įdėsi skirtuką, užversi knygelę. Vėl panorėjęs skaityti, labai greitai rasi vietą, kur dabar tu skaitai šitą knygą. Nereikės knygelį lankstyti lapų. Neskaityk valgydamas. Nežinai kada, ar stiklinę išliesi, ar knygelę aptrupinsi. Pagalvokite, vaikai, kaip jūs elgiatės su savo knygomis. O kaip reikia elgtis, jau dabar tikrai žinosite. Kiekvienas atsinešęs į klasę savo knygą turi taisyklių, kaip ją reikėtų pristatyti. Jūs ją parodydami klasės draugams visada turėtumėt pasakyti knygos autorių, pavadinimą, dailininką, netgi leidimo metus. Labai trumpai aptarsime vadovėlyje parodytos knygelės visas dabar tas dalis. Mes turime knygelę, kurią parašė Jonas Šukys. Jis yra autorius, kad visi žinotų, kas parašė šitą knygą. Knyga vadinasi Gramatikos šalyje. Tai yra pavadinimas, kad jūs žinotumėt, apie ką yra knyga. O viršelis knygų visada yra gražus ir jeigu jūs skaitydami saugosite knygelę, aplenksite ją, tai jis toks ir išliks. Atsivertus patį pirmąjį knygos lapą, mes matome antraštinį lapą. Jame dar kartą nurodytas yra autorius, pavadinimas, tada ten randame ir dailininko vardą ir pavardę, kad žinotume, kas šitą knygelę puošia, kas ją iliustravo. Knygos antraštiniame lape pačioje apačioje visada yra nurodyta leidykla. Čia matome šitą ženkliuką. Yra šviesos leidykla, nurodytas miestas ir metai, kad mes žinotume, kada ir kur yra išleista šita knygelė. Dar labai svarbu šitoje pamokoje pakartoti ir prisiminti, kaip rašosi žodelis kad. Nepamirškite, vaikai, kad gale rašome raidę D. O kai tariame šitą žodį, girdime T. Prisiminkite, kad jungtukas kad, jo gale visada rašome raidelę D. Sėkmės jums!